Na tai labas rytelis. Įspūdžiai kokie. Beveik nieko nepamiegojau. Pareičiais jau taip, paskui šiaip netaip įsitaisiau. Tai tada jau užbėgau. Šiaip vėlai nuėjau miegoti, kol filmuką sumontavau. Tai tikriausiai buvo po pirmos. Tai lėja, tai kol įsitaisiau. Mano nuomonė, miegmaišis yra šiek tiek man per mažas. Nes negaliu iki pačio galo ties savo plačiais ir dideliais raumenim neina užsitraukti iki galo. Tai ir taip. Ir jokios pagalvės nepasiėmiau. Tai drabužius kišau po galvą ir paskui kišau ir šitą, kuris čia yra. Ir šitą va, vienkartinį popierių. Bet paskui nusprendžiau, kad biškį prasitraukti, kad plačiau miegoti. Tai šitą megztinį dar užsimečiau taip kaip kaldrą. Tai tada jau užmiegau. Bet paskui buvau žadintoje nusistatęs 6:30. 7:30 turėjom. Tai pradėjom jau skambėti. Mašinos pradėjo važinėti. Galvojau, čia atvažiavo jau kažkas, nes taip labai jau toks garsas įdomus. Bet ne čia. Čia tik keliu važinėjo. Ir viskas, tiek žinių. Ką? Diena numeris 3 prasideda kelionės. Su turistavimu sakau, jo, nu, viskas gerai, bet galėtų būti geriau. Bet sekančią naktį bus geriau. Tai jau turėsiu patirties. Sakau, 100 metų nemiegojęs palapiniai. Pasirodo, reikėjo pasižiūrėti, kad miegmaišis gal būtų didesnis, nežinau, tai savaime aišku, kad palei dydį skaitus. Bet dabar yra kaip yra. Jo, einu susirenku viską, susimetu, einu į pliumpį, užsikaičiu kavos, gal kažką užkasiu sumuštinį. Ir jo. Ir bus go. Ir kur aš čia kažin įsikūriau. Naktį lėjo nemažai, bet palapinė neperlijo kelio, tai gerai. Ojei. Ai, tai čia aš visai šalia kelio. Galvojau, kad toliau pavažiavau. Reikėjo šiek tiek tenais pasileisti ir būtų tada buvo patogiai miegoti. Kitą kartą žinos. Jo, nemažai lėjo. Pelkės visur. Mašinas važiuoja, nieks nepipina. Papipinkit. Kelkis. Aš tai... Kai dirbau Norvegijai, tai... Kai važinėdavau su sunkvežimiu ir vykti atgal, tai... Ne Norvego, pilna turistų būdavo visur kalnuose. Visus ryte pažadindavau. Tai vam, varau pakuoti.
kaip ir susipakavau, tik iš karto pamoka, nu ta prasme, ko ir reikėjo tikėtis, kad į daugiau į tokius dirvožemius nevažiuos, nes žemė tai, ne žemė, molis. Nu ne molis, bet ta prasme. Bet ta prasme, kad labai daug žemė. O, geras rytas, geras vanduo, šaltas truputį, bet spėčiau, kad galėtų būti ir blogiau. Dabar visai gerai, kažkur laukuosi. Ką, įmam startą, žiūrėsim, kuriasi, nesikuria. Tikiuosi, kad kuris. Atrodo, kad kažkas ne to nutiko. Numerė kumiaus. Och, tu bambuškai. Gal nedasėjai. Namuose. Pas savęs namuose kavos negėriau, tai grupiokos pakvietė atsigerti kavos. Tada naujoje akmenė. Launu batus. Žiauriai daug žemė buvo. Žiauriai daug žemė buvo tuose pievose. Daugiau pievas ne. Dabar tik tai ne į pievas, o į laukus. Dabar tik tai į pievas arba gražias kokias nors vietas. Tai va, gerai, varu kavos gerti. Kurą pilosiu, jeigu tik gaunu progą, iškart pilosiu kurą. Tai dabar irgi degalinė, o paskui bus neaišku, kaip greitai bus degalinė. Tai reikia užsipildyti, kaip sakant. Buvau pas grupioką, išgėriau kavos. Tai galbūt. Reikia žiauriai žiūrėti, kiek įpilė kurą, nes jeigu per daug, tai per ten tą skylę pradeda bėgti, per tą matuoklę, per va čia va. Tai super atsargingai reikia pilti, nes tada bėga pilna kabina kaleros, tada būna vėl įdomiai. Pilsim 10 litrų, o tada žiūrėsim, kad nebūtų bajeriukų, kažkokių tai nesusipratimų. Nu va, 10 litriukų. Užpilta ir dabar viskas pilnas bakas. Tai dabar tik 10 litrų ir nuvažiavau. Nu taip įdomi, kaip kada. Aišku, gal priklauso nuo reljefo ir kokia danga važiuoja ir visą kitą. Nes kaip prieš tai pyliau, tai skaitykit 120 km suvalgė lygiai beveik 12 litrų. Tai 10 km litrą. Dabar dar nuvažiavau tada 60.
Ne, tai 80, tada dar nuvažiavau 80. Ai, bet dar šiandien važiavau. Ai, nu tai gerai ir yra viskas. Tai viskas good. Einu mokėti. Kažką pasimsiu pusrytukų, kad labai negaišti laiko. Ir tada vėl į kelią. 40 kilo atidaužyta. Nuo paskutinės mėgamosios vietos Šiaulių regionas. Kur sustojau, tokia aikštelė buvo. Sakau, reikės taptil pasižiūrėti, kas gera. Kelias šiukšlės turiu išmesti, o ten šiukšlinė yra. Ir to pačiu pliumpi apžiūrėsiu, ar viskas gerai. Kai važiavau, tai sakau, vėl, nu, kai Dakarė, ta prasme, tai vėl visas juodas, be reikalo plovų Palangoje. Reikės bent pasimt po viperiaus, bent žibintus nuvalyti, kad matytųsi, kad šviečia, kol pareigūnai nesupyko. Kas dar, kažin, daugiau niek. Viskas kaip ir good. Važiuoju. Palaukit, čia bus dabar trečiasis. Nu, nesvarbu, nieko nepadarysi. Galėjau anksčiau užsimti. Bet, žodžiu, įmesiu ir į Instagramą šiek tiek storiukų, kad matytumėt, kur esu, ką veikiu. Nu, ką veikiu, tai visiems tikriausiai aišku, važiuoju. Bet bent maždaug kurioje vietoje, kad galėtumėt susigaudyti, kam įdomu, aišku. Tai jo, biškį storiukų padarysiu. Instagrame dar. Ir viskas. Paskui reikės stoti pietų valgyti. O važiuoju. O tokioj vietoj gali nakvot. Paukšt palapinę pasimeti. Ten tešluose iki Kelienų. Gyveni ir mokais. Sakau, ne koks tavo veiklautojas esu, bet išmoksiu. Oi, koks geras oras eikti savo. Gerą išlipti tuo pačiu. Truputį prasieiti. Užlipau 5 laiptus pompą. Pliumpė pasiekmes. Jo, bet pasieką eikti savo. Turėčiau malkų, tai ir laužą susikurčiau. Jo. Tokie reikaliukai. O ten va ir pliumpasas stovi. Sustojau kriukiuose. Kaip čia vadinas, kažkaip taip. Norėjau eiti parduotuvę filmuoti, bet ten neleidžiama yra filmuoti. Ir nei filmuoti, nei paveiksluoti. Ir teko riedučius nusimti. Ne, ką. Atvariau pasimti kažką užkasti. Atsigerti kažką prisigriepsiu, užkasti. Galvojau, būtų fainai visai iš tikrųjų kokį kebabiuką sudaužyti gal ar kažką panašaus, bet kiek žiūrėjau, tai toli gražu dar pro tos kaimus važiuojant jokių kebabų negausiu. Aišku, turiu kiaušinių ir lašinių, bet gal visai būtų įdomi kažką kitą pavalgyti. Nes ant kiaušinių lašinių tai irgi vien gyventi, tai būtų keistoka. Tai va. Lekiu į pardą ir žiūrėsiu, kažką pasimsiu. Važiuoju ir su tokiu miestelį vieną kitą parduotuvę. Jau beveik išvažiavau iš miestelio, galvoju, blemška, reikia pažiūrėti į Google Maps'ą, dar vis dėlto gal kažkas yra. Žiūriu kažkokią kavinę. Eik tu savo apsidžiaugiu. Tai atvariau, dar turi sriubos ir čia po vieną patikalą daug neužsakys, kaip suprantu, bet šilto maisto bus labai gerai. O iš parduotuvės nieko nenusipirkau.
nusipirkau mineralinio ir Coca-Colos ir kečupą. Galvojau, vis tiek kepsiu kiaušinių reikia suvalgyti. Bet šiuo atveju būčiau dar važiavęs biškelį, nes atlynoja. Tai būčiau stojęs per lietų kepęsis lauke, nes norėjau išlipti lauką, bet dabar tai radau kavinę, tai dar geriau. Skanaus valgyti. Kopūstai. O, čia tai kosmosas. Įdomus toks kaimelis, atrodo mažas, bet net kavinė yra. Krautuvė, krautuvėlė, dar čia kažkas. Įdomi. Bet žodžiu, prisivalgiau. Tai dabar esu sotus, linksmas, laimingas ir vis toks kitoks. Jo, šoku į pliumpį ir toliau per Tapkę link kažkur kitur. Dalėkiau iki Latvijos pasienio, tai paskui man reikės jau pasiduoti ne link pačių biržų, bet ten palei sieną, kuo daugiau arčiau važiuosiu. Bet čia tokia nebloga aikštelė yra, jau turiu 6 valandas vakaro, tai dabar man iškyla didžiulis klausimas, ir čia kažkokie yra dar svečių namai, motelis. Iškyla klausimas, ar man dar važiuoti porą valandų ir nuvažiuoti 40 km maksimum, ne? Ar sustoti čia, ar į aikštelį ir palapinį miegoti, bet kiek mačiau orus, tai pliaups. Pripliaups visą naktį. Sušlapti viską ir paskui neturėti kur įsidžiovinti, vėl blogai. Ar pasiteirauti, kiek čia tas kainuotų kambarys, jeigu ten nebrangiai, pasimti kambarį ir parsinešti galbūt netgi tą pačią palapinę. Parsinešti tą pačią palapinę, gal prasidėti džiovinti, nes iš praeitos nakties irgi pliaupia beveik visą naktį, tai jau sausau beveik ar tik eurai. Aišku, turiu tentą. Ar pasilikti, kad miegoti čia ir viską apsitvarkyti, pasidžiovinti gal kažką ir kitas naktis pasilikti miegoti palapiniai. Ar galiu dar aikštelį miegoti, nes čia toliai jau nebavažiuosiu, bet jeigu vėl į laukus įvažiuosiu ar kažkur, tai ten galėsiu aš vėl papurvus braidžioti. Tai bandysiu nueiti iki čia, paklausti, kiek maždaug kambarys kainuotų ir ar turėčiau pasistatyti saugiai pliumpį, kad niekas nelandžiotų. Ar toliau važiuoti, bet jau dabar matot, jau dabar jau pradeda pilti. Tai nežinau, ar verta sušlapti ir iki galo ir paskui kitai dienai bus dar nepatogiau, nemaloniau, ar tiesiog pasiaukoti šiai dienai, atsiduoti pakelės namam, ar kažkam, kur švariau, kur geriau ir paskui geriau tęsti kelionę be problemų. Nes tas kem kilo dabar jau nieko nekeičia. Nežinau, einu žiūrėti, iš tikrųjų, gal kažką susižinosiu čia.
važiavau, dar pusę kilo ten nebuvo, tai pavažiavau iki kitos vietos. Tai 25 eurai naktis, tai tiek to. Bet vėlą kaip iš kibiro tikrai nežadu miegočiau šiąnakt palapinėj, nes liksiu kiaurai šlapės ir dar ir susirgsiu bereikalingai. Tai vynioju į kambarį, dar reikia pasiimti ausinių pakrovėją, nepamiršti, ausines pasikrauti ir pasiilsėsiu tenais geriau. Visiškai neplanuotai, ta prasme, visiškai net neturėjau jokios minties, kad taip, bet pažiūrėkit, kas darosi. Ai, karamba. Va, mano apartmentai. Kaip čia dar nebuvo. Hebra čia spėja paošti, spėju. Gerai. 25 eurasikai. 25 euriukai tai bus gerai. Nes pila žiauriai iš tikrųjų. Aišku, nu ko man reikėjo tikėtis. Čia keliautojas vis dėl to esu, tai turėčiau nebijoti orų. Bet tiek to. Tikrai pradėjo pilti ir visiškai net neplanuotai. Galvoju, kur aš be nuvažiuosiu dabar. Lyja, traukia tos langus. Geriau jau taip. Tiek to jau. Sumontuosiu filmukus, ramiai, neskubėdamas, sausai. Sausai viską, jis bus gerai, tiesiog užlovas išgulėtas. Tai pasižiūrim, ką mes šiandien padarėm. O šiandien padarėm va čia taip. Nežinau, matys, nesimatys. Tai čia pradėjau nuo, kur vakar baigiau, savaime aišku. Čia naujoji akmenė. Čia nebuvo kur privažiuoti prie šitos vietos sienos. Tai ir visur palei sieną. Ir iki pat dabar prie pat sienos, realiai ant pat sienos. Bauska. Tiesą pasakius, šiandien tikėjausi daugiau įveikti. Tikėjausi apie bent virš 200 įveikti. Aišku, jeigu būčiau važiavęs dar iki 9, tai dar būčiau įmušęs iki 200 gal panašiai, plius minus. Bet jo, stojau skuro 2 kartus pyliausi dėl visako, nes neaišku, kiek tų kolonėlių paskui. Čia dabar kuo toliau viršų važiuosiu, žemyn tiksliau, tai tuo mažiau kolonėlių bus. Tai geriau jūs jau turiu progą, tai užsipilu. Tai stojau pavalgyti, sustojau pas kursioką buvusi. Ten valandą, čia valandą, ten valandą ir va taip va tas laikas ir plokšta. Nu, bet jau rytoj turiu pilnas bakas kuro. Jokių ardymosi palapinių, išsistatymo, pasistatymo, tiesiai į pliumpį per starterį, per gazą ir į kelią. Tai jau rytoj tikiuosi, kad šiek tiek įveiksiu daugiau. Bet, na, nežinosiu, yra kaip yra. Ką dar norėjau pasakyti, ką žin. Daugiau gal, kaip ir nieko ypatingo nebeturiu pasakyti iš tikrųjų. Eiti reikės montuoti filmuką. Valgyti nenoriu, prisivalgiau tenais pirmais. Tai jis visiškai sotus. Ir čia be to parduotuvikė, degalinė yra, tai jeigu kažkokią nesąmonę norėsiu, nueisiu, pasimsiu, perkasiu. Ir tom ir baigsis mano vakarienės. O rytoj ką nuo ryto. Ir vėl į kelią reikės. Bet manau, kad gera čia mano mintis. Nes kiek dar žiūrėjau, tai ten aš pasileisiu laukais, miškais, kas ten, nežinau, kur ten bus sustoti vėl tešlynai. Na, aišku, kiekvieną dieną nenakvosiu tai, bet. Žodžiu, mažiau teisinimuose, ne? Yra kaip yra. Šiandien tiek tikriausiai. Ir share, like, subscribe ir go, aplink Lietuvą.